Sveiki atvykę į Drogo kanalą, aš esu Darija ir šiandien noriu papasakoti jums apie 3 inovatyvias Pharma Oil veido odos priežiūros naujienas. Jeigu dar nesate girdėję nieko apie Pharma Oil, tai šis prekės ženklas koncentruojasi į paprastas, bet veiksmingas formulas. Tad jų veido priežiūros priemonės yra paprastos, bet efektyvios. Bet klausimas, kaip yra su tomis naujienomis. Šį kartą jos tikrai nėra tokios jau ir paprastos. Tad manau, kad nieko nelaukiame ir pradedame, nes priemonės yra tikrai labai įdomios. Ir pradėsiu aš nuo šio veido serumo, kuris vadinasi Use Train. Šioje veido priemonėje susijungia 2 veiksmingi ingredientai, tam, kad oda spindėtų jaunatviškumą. Tai kas čia per ingredientą ir koks yra šio serumo poveikis? Tai pirmas ingredientas yra retinolis, kuris padeda kovoti su raukšlelėmis, palikdamas odą skaisčią ir patemptą. O antras ingredientas yra augalinės kilmės bakučiolis. Anksčiau man niekad neteko girdėti lietuviško pavadinimo, bet angliškai jis vadinasi bakuchiol. Ir jis padeda sumažinti paraudimus ir išsiplėtusias poras. Įdomus faktas yra tas, kad net ir mažiausia šio ingrediento koncentracija stabilizuoja retinolį, stiprina jų veiksmingumą ir padeda jam veikti ilgiau. Taip pat šis serumas yra papildytas keramidais ir peptidais. Naudoti jį reikėtų vakare, ant švarios odos užtepti keletą lašelių ir gerai paskirstyti. Taip pat po jo naudojam drėkinantį veido kremą, o kitą rytą SPF. Ir tinka jis visų tipų odai. Jeigu mėgstate retinolį arba norite išbandyti retinolį, tai siūlyčiau pradėti nuo šio serumo. Antra priemonė, arba geriau sakyti priemonės, yra lakšnės veido kaukės. Pharma Oil turi ir kitas kaukės, bet šias 3 lakšnės išleido ką tik. Man asmeniškai labai patinka tiek Pharma Oil, tiek lakšnės veido kaukės, tad ši kombinacija, man atrodo, yra tiesiog pasakiška. Tad kas čia per kaukės? Tai kaukės iš viso yra 3 ir dabar trumpai kuo jas skiriasi. Tai pradėsiu nuo rožinės, kuri vadinasi Lift Me Up. Ši kaukė labiausiai patiks toms, kurios turi pavargusią ir švytėjimą praradusią odą. Tad po naudojimu, tai yra po mažiau nei 30 minučių, su tavim pasisveikins skaistesnė, tolygesnė ir jaunatviškesnė oda. Antra kaukė yra mėlyna ir vadinasi Take a Sip. Ji yra skirta toms, kurios nori drėkinimo ir švytėjimo. Tad sakyčiau labai universali ir tinkanti praktiškai visoms, nes ji buvo sukurta tam, kad numalšintų troškulį ir padėtų atstatyti odos drėgmės balansą. Uždedam, palaukiant 20-30 minučių ir džiaugiamės sudrėkinta oda. Ir šią kaukę labai gerai naudoti būtent prieš makiažą. Ir trečia geltona vadinasi Chill Mode. Ir sakyčiau, pagal pavadinimą tai yra mano pati mėgstamiausia. Ji yra skirta odos nuraminimui ir atstatymui. Ir ši kaukė veikia kaip tikras reset mygtukas. Ji pasižymi puikiu raminamųjų ir atkuriamųjų savybių balansu. Tad galime atsisveikinti su dehidratacijos sukeltų jautrumu. Ši kaukė nuramins odą taip, kad ji liktų glotni, gaivi ir pilnai pridrėkinta. Ir tik pažiūrėkit, kaip šita kaukė atrodo ant veido. Tai yra lakštas. Nes lakštas atrodo kaip netikros tatuiruotės. Nežinau kaip jūs, bet aš asmeniškai nieko panašaus nesu mačius. Tad jeigu norite gražios nuotraukos į Instagramą su kaukė, tai šita puikiai tam tiks. Na ir įdomiausia priemonė pasilikau pabaigai. Apie šią priemonę visiškai nieko anksčiau negirdėjau. Ne tik apie šitą, bet bendrai apie tokio poveikio priemonę. Ir tai yra Magic Wand veido ir kaklo masažuoklis. Tai daugiafunkcis veido odos priežiūros prietaisas, kuris gali sukelti tikrą revoliuciją. Kodėl? Jis apjungia mėlynos ir raudonos šviesos terapiją, mikrosrovių terapiją, šilumos terapiją ir veido masažą, suteikdamas odai nepaprastą švytėjimą. Beje, jis yra pakraunamas. Jis padės ne tik nuraminti odą, bet ir padidins jos gyvybingumą ir elastingumą. Kaip minėjau, yra 2 režimai – mėlynas ir raudonas. Tai mėlynas režimas vadinasi anti-breakout. Jis mažina spuogelius sukeliančias bakterijas ir mažina išbėrimų tikimybę. Pat reguliuoja sebumo išsiskyrimą, sutraukdamas poras, ramina sudirgusią odą ir uždegimą. O raudonas režimas vadinasi anti-aging. Šis režimas stimuliuoja kolageno gamybą, kad oda taptų stangresnė ir lygesnė. Taip pat jis mažina tamsias dėmeles ir vienodina odos spalvą. Ir kas dar labai svarbu, tai skatina odos atsinaujinimo procesus. Tik aišku klausimas, kaip reikia jį naudoti. Tai prieš naudojimą reikia labai gerai sudrėkinti odą. Tam tiktų drėkinantis serumas, kremas arba veido dulksna. Ir užtepkite tokį storesnį sluoksnį, nes prietaiso veikimui svarbus kontaktas su sudrėkinta oda. Tada švelniai braukite prietaisų per veidą aukštyn ir šonus, užtikrindami, kad jis padengtų kaktą, skruostus, paakius, žandikaulį, kaklą ir viršutinę lūpą. Kiekvienoje veido srityje galite braukti trumpesniais arba ilgesniais judesiais. Darydami trumpas pertraukas kartokite procedūrą 5 minutės per dieną, 3 kartus per savaitę. Aš nelabai seniai pradėjau naudoti šį masažuoklį, bet tikrai naudosiu ir toliau žiūrėsiu. Pirmas įspūdis buvo tikrai labai geras. Jaučiausi kaip veido spa. Tai iš tai ir viskas. Pareigą savo atlikau, tai yra papasakojau apie Pharma Oil naujienas, kurios yra tikrai labai įdomios ir inovatyvios. Šias priemonės galite rasti Drogos parduotuvėse, serumą ir kaukės tiek fizinėse, tiek internetinėje, o masažuoklį tik tai internetinėje Drogos parduotuvėje. Tai tikiuosi, kad patiko šis video ir buvo naudingas ir tikiuosi įkvėpiau jūs išbandyti vieną arba kelias šias naujienas. Tai nepamirškite pasekti Drogos socialiniuose tinkluose: Facebookas, Instagramas, YouTube'as, TikTokas, Drogas Lietuva. O su jumis susitiksim jau labai greitai kitame video. Ačiū ir iki!